Labadiena, malonu Jūs matyti. Pirmoji mūsų užduotis – sudrebinti savo kūną iš vidaus, paliesti kiekvieną ląstelę, išjudinti. Pabandykime. Aš kviečiu Jūs atsistoti. Raskite vietos, pasidėkite daiktus. Ir pirmoji mūsų užduotis – išjudinkime savo riešus. Pakelkite rankas truputėlį aukščiau. Jūsų laimė, aš ne visus matau. Kitu atveju duočiau asmeninių pastabų, pakelti aukščiau truputėlį alkūnes ir intensyviau papurtyti savo rankas. Jauskite, kad šis judesys keliauja per visą jūsų kūną. Juda ne tik rankos. Ir aš paprašysiu daugiau garso. Intensyviau. O, man smagu, kad juda visi. Labai gerai. Ir numetam savo rankas žemyn, pakeliam pečius ir aktyviai metam juos žemyn. Suraskime dažnį, kur mes jaučiam, kad kūnas sudreba. Sudreba. Meskime, meskime, meskime. Ne tik rankas, pečius, mentes. Metam, 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 metam. Taip, kūno vieta, kur kaupiasi daugybė įtampos, daugybė neišsakytų dalykų, smaugiantis potis. Metam rankas, nesustojam. Metam rankas, metam pečius. Aš matau, kad pečiai nejuda. Nekreipkite dėmesį į tuos švarkus, leiskite pečiams kilti ir meskite juos žemyn. Ir muzika tegul groja visą laiką. Gerai, mūsų pečiai į priekį ir atgal. Į priekį ir atgal. Sudrebinkim, sudrebinkim. Labai gerai. Ir dabar drebėjimą kelsim nuo žemės aukštyn. Taigi mūsų kojos, viena koja tiesiasi, kita lenkiasi. Ir mes lengvai kulnai suduodame į grindis. Ir tai leidžia mūsų šlaunims, mūsų sėdmenims, juosmeniui atsipalaiduoti. Ir mes vėlgi jaučiame, kaip iš apačios drebėjimas kyla aukštyn ir vėl per balsą iškeliauja į viršų. Taip, atiduodam svorį į žemę. Ir mūsų keliai lenkiasi ir mes visą kūno svorį atiduodam žemyn. Ir jūs jaučiate, kaip visi kūno audiniai yra įtraukti į šį judesį. Atsipalaiduoti galite visada labiau. Jeigu nenorit, kad kas nors jūs žiūrėtų, užmerkite akis. Dar truputėlį, dar intensyviau. Ir po truputėlį lėtėjam. Ir pasiliekam neutralioj stovėsenoj. Pasiliekam su savimi keletas akimirkų. Suprasti, pajausti, koks dabar yra mūsų kūnas. Ir ką? Į šito kūną mes dabar galėtume veikti, mokytis, suprasti. Tai yra savireguliacija per judesį. Aš kviečiu jūs atsisėsti. Ir štai tema, kurią aš noriu šiandieną su jumis pasidalinti. Per judesį, per kūną. Tai yra artimiausia, kas yra mūsų aplinkoje. Mes galime paveikti savo būsenas. Ir kaip mes žinome, mūsų būsenos lemia labai daug, jos praktiškai lemia viską. Ne visada mums pavyksta elgtis iš racionalaus ir įkvėpto mąstymo. Labai dažnai už mūsų sprendimų ir už mūsų jausmų vairo stovi mūsų kūnas. Mes ką tik atlikom drebėjimo arba shake judesį. Gyvūnų pasaulyje šitas judesys yra labai įprastas. Štai mano šuo išbėga į kiemą, aploja kaimyną, nusipurta, buvo streso. Ir linksmas grįžta namo. Vėl neutralus, vėl pasiruošęs būti geru namų šuniu. Ta matom laukinėje gamtoje. Gyvūnai nuolatos nusipurto. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kiekvieną kartą, kai mes norime žengti iš vienos situacijos į kitą, mes norime, taip sakant, nuresetinti, nunulinti savo būsenas, būti pasiruošę naujai patirčiai, galbūt naujom žinioms, kurias norime įsidėti, tarkime, ne tik į kūną, bet ir į savo galvą. Kada dreba žmonės? Kai ištinka didžiulis stresas, temperatūra,
visokio kitokio tipo traukuliai. Tai yra kūno būdas susidoroti su pertekliniu stresu, dreba rankos. Tai yra išeiga, tai yra tam tikra išeiga. Ir mano patarimas, geriau nelaukime situacijų, kai mūsų kūnas pradės drebėti nevalingai, bet turėkime mini praktikas, mini pojūčius, kurie kasdienybėje mums leis atpažinti, tiesiog mūsų judančio kūno potencialą, duoti mums neutralesnę būseną, iš kurios mes be abejonės galime rinktis, kaip mes mąstome, kaip mes jaučiamės ir ką mes veikiame. Kūno tema, judesio tema, ne tik kūnui, ne tik judesiui, ne tik sportui, ne tik medicinai. Tai yra svarbi tema lyderiams, tai yra svarbi tema organizacijoms. Ir klausimas, kurį aš noriu kelti, ką reiškia kūnas lyderiui, ką reiškia kūnas organizacijai. Šiais laikais, šiame amžiuje, kai daugybę kalkuliavimo, skaičiavimo, analizavimo, planavimo ir netgi vykdymo funkcijų jau gali atlikti dirbtinis intelektas, vadovo ar apskritai bet kurio organizacijos žmogaus, fizinis įkūnytas buvimas tampa labai, labai svarbus. Nuo buvimo kokybės, nuo buvimo kartu kokybės priklauso kur kas daugiau, nei galbūt mes esame įpratę mąstyti. Kūnas yra mūsų gyvybingumo, jėgų, netgi prasmės šaltinis. Kūnas yra mūsų pamatinės ir galingiausios komunikacijos įrankis. Kūnas yra neišreikštų žinių, taip vadinamos intuicijos arba pajautos šaltinis. Kūnas yra mūsų vartai į transformaciją. Vartai, kurie gali būti mums uždaryti ir nieko neįleisti ir neišleisti, arba vartai, pro kuriuos mes galime laisvai vaikščioti ir norėdami eiti į pokytį, eiti per kūno vartus. Apie visą tai aš šiandien norėsiu pakalbėti. Bet štai klausimas dega, ką reiškia kūnas lyderiui. Ne tik paties lyderio kūnas jam pačiam, bet ką reiškia kūnas organizacijoje apskritai. Ir tai verčia mus klausti, klausimą apie sveikatą. Kokia ligų kaina organizacijai, kokia nesveikatos kaina organizacijai. Ar kas nors, jūs dirbate dauguma jūsų personalo skyriuje, ar atlikote tokius skaičiavimus, ar mąstėte apie tai, man smalsu. Aš radau nemažai skaičių ir jie iš tiesų yra nesuvokiamo dydžio. Kiek ekonomikoms, kiek organizacijoms kainuoja darbo praleidimai dėl ligos, dėl fizinės ligos, dėl psichologinės ligos. Bet mes kiekvienas beveik savo patirtimi galime sakyti, jeigu žmogus praleidžia darbą, praleidžia darbo dieną, tai organizacijai kainuoja. Tai yra tiesioginis praradimas. Kai mes gilinamės į giluminės ligų, nesveikatos priežastis, dažniausiai nuskambantis žodis yra stresas. Kas yra tas stresas? Stresas yra tam tikras santykis su mus dirginančia aplinka. Sprendimai. Vienas sprendimas – pakeiskite aplinką. Pakeiskite darbą, pakeiskite santykius, žmonės, su kuriais bendraujate, pakeiskite gyvenamąją vietą, pasikeis aplinka, galbūt jūs išlipsite iš to streso rato. Deja, tai yra kartais neįmanomas, bet labai dažnai ir trumpalaikis sprendimas. Nes stresas labiau kyla ne iš konkrečių aplinkybių, bet iš mūsų reakcijos į jas. Taigi, antrasis darbo su stresu būdas yra dirbti su stresu tuo metu, kai jisai kyla. Atpažinti. Kur mes atpažįstame kylantį stresą, kur mes atpažįstame nepatogumą. Dažniausiai tai yra mūsų kūne, tai yra somatiniai pojūčiai. Krūtinėje, skrandyje, linksta kojos, dreba rankos, daugybė dalykų vyksta su mūsų kūnu, kai mums patinka kažkas arba nepatinka, jaučiam taip arba jaučiam kitaip. Ką mes tuo galim daryti? Čia ir dabar, pamatę, pastebėję, mes galime savireguliuotis. Kitaip tariant, streso gimimo metu įeiti į neutralesnę būseną. Įdomus dalykas, judam prie antrojo punkto, performances. Kai kurių šaltinių teigimu, net 3 kartus organizacijoms brangiau kainuoja tie žmonės, kurie ateina į darbą sirgdami ir jų performances yra blogas dėl blogos savijautos. Taigi, klauskime savęs, kiek projektų, iniciatyvų žlugo dėl motyvacijos, energijos ir prasmės stokos. Ne dėl to, kad jie buvo blogai sumanyti, ne dėl to, kad nepalaikė aplinka, rinka ir panašiai, bet dėl to, kad projektus darantiems žmonėms
kažkaip pritrūko jėgų, kažkaip pritrūko motyvacijos. Labai dažnai mes tai priskiriame vidinėms būsenoms, nuostatoms, požiūriui. Bet dalykas yra kur kas platesnis. Jeigu aš jaučiuosi atsipalaidavęs, aš jaučiuosi visas. Jeigu aš jaučiuosi piktas, tai yra viso kūno, viso žmogaus būsena. Didingas, menkas ir visos kitos būsenos yra viso žmogaus būsenos. Mes negalime atskirti vidaus nuo išorės. Ir galime kelti klausimą dar plačiau. Kiek susitikimų, kiek sprendimų pakrypo viena ar kita linkme, nes kažkaip jautėmės, nes buvome neramus, irzlus, galbūt alkani, o galbūt pervargę, o galbūt neišsimiegoję. Ir net pažindami šių reakcijų, nematydami jų, mes veikiame vienu ar kitu būdu. Tokiu atveju, natūraliai gali kilti klausimas, kas stovi už jūsų organizacijos vairo. Racionalus, aiškus, šviesus protas, ar galbūt kažkokie ne iki galo išreikšti instinktai. Atletai žino puikiai, noriu laimėti, noriu pasiekti rezultatus, turiu rasti būdą susitarti su savimi. Bet ar žino tą vadovai? Ar žino tą kiekvienas žmogus, kuris savo kasdienybėje siekia rezultatų? Ar kūnas lieka tokia terra incognita, nepaliestas, nežinomas? Jeigu taip nutinka, didelė tikimybė, kad jūsų organizacija vairuoja tie instinktai ir kuria atsitiktinius rezultatus. Dabar mano pranešimą vairuoja pultas, kuris kuria atsitiktinį rezultatą. Štai, sekantis aspektas kūno yra komunikacija. Kiek kartų įsitikinome savo gyvenimuose, savo aplinkoje, kad komunikacijoje svarbu ne vien žodžiai. Štai kalbėjo Povilas, dabar neatsiminsiu, ką sakė, bet aš aiškiai atsimenu, kad man patiko. Man patiko balso tembras, kuris beje komunikacijoje sudaro 38% žinutės. Man patiko, kaip jis buvo, man patiko, kaip jis vaikščiojo, tai patikimas žmogus. Man sudarė įspūdį, aš noriu klausyti, aš noriu susitikti, aš noriu kalbėtis, noriu eiti toliau. Tai yra 55% žinutės. Kūno komunikacija, neverbalinė komunikacija ir tik 7% yra žodžiai, yra informacija, yra tai, ką mes matome ekranuose. Taigi, kūnas yra pamatinė mūsų komunikacijos priemonė. Nuo pat kūdikystės mes komunikuojame kūnu, dar negalėdami, nemokėdami kalbėti. Mes išsiugdom šį gebėjimą. Ir šis gebėjimas yra fundamentalesnis nei tiesiog žinutės. Šis gebėjimas kuria santykį. Kai mes komunikuojame kūnu, mes kuriame santykius pasąmoninėme lygmenyje. Galima trumpai pasakyti, kokie elementai. Laikysena, judėjimas erdvėje, žingsnio tvirtumas ir ritmas, akių kontaktas, veido išraiškos, gestai, erdvinė orientacija. tą temą galima skleisti. Bet vienas dalykas, ar kūno kalbos galima išmokti? Atsakymas ne. Nebandykit ir nedarykit to. Nenorime tapti aktoriais savo pačių gyvenimuose. Geriau jau vietoj to, kad periferiškai, fasadiškai užsidėdami kažkokią tai poziciją, mes verčiau ieškotume autentiškos jausenos. Tam vėlgi reikalinga savireguliacija. Neišreikštos žinios, pajauta. Mes galime klausti kiekvieną savęs, kiek laimėjome atsižvelgdami į subtilius kūno pojūčius ir kiek pralaimėjome į juos nesižvelgdami. Sakome, nuojauta man kuždėjo arba nuojauta sako. Angliškai dar yra toks terminas gut feeling. Žarnynu jaučiu savo žarnomis tam tikrą sprendimą arba situaciją ir niekas manęs neįtikins kitaip. Nemažai netgi mokslinių tyrimų šiuo metu daroma apie tai, kad tiesą sakant, žarnynas yra antrosios mūsų smegenys ir kažkaip komunikuoja tiesiogiai. Kaip ten bebūtų. Ir vėlgi, ar nuojauta mums sako teisingus sprendimus ar ne, bet faktas yra vienas, ji su mumis kalbasi. Ji yra. Tas žinių sluoksnis egzistuoja ir jisai dalyvauja
priimant sprendimus, jisai dalyvauja suvokiant aplinką, nuskaitant atmosferą kambaryje, pajaučiant komandos dinamiką. Tai yra žinios, kurias mes įgyjame per asmeninę patirtį, neskaitydami, negirdėdami, bet kūniškai įsitraukdami ir dalyvaudami įvairiausiose aplinkose. Ir vėlgi, jeigu kažkas šiuo atveju sakytų, kad intuicija, pajauta, yra vėlgi kažkoks labai vidinis, mūsų mąstymo sukurtas dalykas. Tai teorija, kuri šiuo metu, savotiškai neigia smegenų atskirai veikiančių nuo kūno perspektyvą, kuri galioja mūsų mąstyme dar nuo Dekarto laikų, tai ta perspektyva vadinasi įkūnytas pažinimas. Viską, ką mes mąstom, viską, ką mes galime suvokti apie pasaulį, kaip mes kūrėme metaforas ir kaip jas suprantame, priklauso nuo to, kaip mes kūniškai dalyvaujame šitame kintančiame pasaulyje. Taigi skamba radikaliai, bet tuo pat metu ir akivaizdžiai. Mūsų fizinis buvimas, mūsų judėjimas per pasaulį kuria mūsų mąstymo šablonus. Todėl mes negalime iš esmės kalbėti apie jokį pokytį, kurį norime atlikti, neatsižvelgdami į kūno perspektyvą. Taigi, kaip jau minėjau, kūnas gali būti mūsų vartai į transformaciją, bet tie vartai gali būti užrakinti. Kiek kartų jūs žinojote, kaip turite pasielgti ir būti, bet pasielgėt kaip visada? Įprotis. Įprotis yra mūsų įkūnyta patirtis. Ir mes nesielgsime kitaip, kol šios patirties nepakeis kita patirtis. Aš nežinau, kol nežino mano kūnas. Aš žinau tik tai tada, kai žino mano kūnas. Ir jeigu akademikus mes giriame už tai, kad jie puikiai išdėsto medžiagą, jeigu poetus mes giriame už jų fantaziją, tarkime, filosofus už įžvalgą, kurie jie dalinasi, tarkime, nuo scenos, bet iš lyderių mes tikimės kai ko kito. Mes tikimės, kad tai, ką jie kalba ir tai, ką jie daro, kaip jie elgiasi, tie dalykai atitiks. Walk the talk. To mes norime iš savo lyderių, vedančių mus ir mūsų organizacijas. Gerai. Iš minties atsiranda pojūtis. Mąstote pozityvią mintį? Gera. Mąstote negatyvią mintį? Kažkaip negera. Kažkaip negera kažkurioje vietoje kūne. Nuolatinės mintis virsta mūsų pažiūrų sistema. Nuolatinės emocijos virsta mūsų būdu, mūsų charakteriu. Tas charakteris ilgainiui ima atsispindėti mūsų fizionomijoje, mūsų judėjime ir netgi veido išraiškoje. Yra toks anekdotas, kad štai Abrahamas Lincolnas, pirmasis JAV prezidentas, rinko žmonės į savo pirmąjį ministrų kabinetą ir vieną atmetė. Kolegos klausia, kodėl? Kodėl tai padarai, kodėl atmetė? Visos kompetencijos tinka. Sako, man nepatinka jo veidas. Sako, bet prezidentė, nuo kada laisvoje šalyje mes žmonės vertinam pagal jų veidą, ar ten svorį, ar dydį, ar dar kažką? Ir Lincolnas pasakė tokį dalyką. Kiekvienas žmogus, sulaukęs 40, yra atsakingas už savo veido išraišką. Veido išraiškoje fiksuojasi mūsų požiūris, mūsų nuolatinės emocijos ir tai virsta, tam tikra įkūnyta išraiška. Joe Dispenza, žymus pokyčio mokytojas, žymus visame pasaulyje, kalba apie thinking, feeling loop. Mes įsisukome į tam tikrą ratą, mes mąstome tam tikras mintis, jaučiamės tam tikrų būdų, ir tai galiausiai lemia, kaip mes esame kūniškai. Ir iš to rato yra sunku ištrūkti, nes kūnas yra ta inercija, kuri mus neša per tuos pačius jausmus, grąžina tas pačias mintis. Tačiau rato koncepcija mums pasiūlo dar kai ką. Rato koncepcija sako, kad mes galime pradėti veikti ten, kur pokyčių yra labiausiai priešinamasi, pačioj inertiškiausioje vietoje. Tai yra mūsų kūnas. Ir sutikite, kad štai netgi mechaniškai, priimdamas tam tikrą kūno poziciją, atverdamas savo rankas, aš vargu ar sugebėsiu būti labai uždaras. Šita pozicija komunikuoja atgal į mano smegenis, mano fizinę situaciją ir aš nenorom pradedu jaustis vis atviresnis. Lygiai taip pat, jeigu štai aš šuoliuosiu ir šokinėsiu,
Bus labai sunku būti nusiminusiam, prislėgtam ir liūdnam. Tiesiog nesutampa dažniai, tai yra skirtingi ritmai. Liūdnumo ir prislėgtumo ritmas yra žemyn, tai yra sunkumas, gravitacija traukia ir slegia, bet šokinėjimas aukštyn jisai duoda kitą energiją. Taip mes galime visada laukti, kol bus linksma ir mes šokinėsim, bet mes galim šokinėti, mes galim įsitraukti į veiklas, kurios turi šuoliavimo elementą ir tai labai stipriai keis mūsų nuolatinę būseną. Dar vienas įdomus tyrimas. Jūs turite pieštukus prie savęs ar rašiklius? Kas turite? Įsikaskite juos. Aš dėja neturiu. Įsikaskite tarp dantų. Tiesą sakant, nuo to reikėjo pradėti pranešimą. Yra darytas tyrimas. Žmonės, kurie laikė rašiklį tokiu būdu ilgesnį laiką, aplinką vertino kur kas pozityviau. Versus tie, kurie laikė rašiklį tarp lūpų. Tai yra tiesiog veido raumenų situacija, kuri duoda grįžtamą ryšį į smegenis. Taigi organizacijoje, kurioje galima juoktis, organizacija, kurioje galima šypsotis, yra kuriamas kitas laukas, kitas bendrabuvis tarp žmonių, kita emocinė ir fizinė būsena. Iš jos lengviau veikti, iš jos lengviau pasiekti aukštumas, kurių mes siekiame. Daugybė somatinių praktikų, psichoterapijų supranta. Issues are in the tissues. Audiniuose slypi mūsų iššūkiai, mūsų problemos. Mes fiksuojame įtampą savo audiniuose. Tai ne tik neleidžia mums laisvai judėti, tai neleidžia mums vystytis ir augti. Vienas toks autorius, David Hawkins, aš rekomenduoju pasižiūrėti, knyga Letting Go, jisai kalba apie paleidimo galią. Mūsų kultūra yra linkusi vis daugiau ir daugiau kontrolės įvesti į gyvenimą. Tarsi per kontrolę mes galime iš tikrųjų pasiekti tuos rezultatus, kuriuos norime, bet pakeliui mes tampame įsitempę. Mes nematome visų įmanomų galimybių ir mes neaugame. Taigi mums reikia rasti būdą tą įtampą paleisti ne tik iš galvos, ne tik psichologiškai. Kūnas čia stipriai dalyvauja. Bet dalykas yra kur kas subtilesnis nei vien paleidimas arba buvimas pasileidus arba buvimas įsitempus. Beauty is in the mix. Pokytyje yra esmė. Kartais reikia laikyti, kartais reikia paleisti. Viskas pasaulyje, viskas gyvenime yra ritmas. Yra įkvėpimas, yra iškvėpimas. Yra diena, yra naktis, tai yra nuolatinė kaita. Jeigu mūsų gyvenime pradeda dominuoti viena kokybė įtampos arba išglebimo, tai neveda niekur. Klausimas, ar mes galime nuolat pulsuoti, ar mes galime nuolat keisti, ar mes galime gyventi ritmiškai ir ar mes galime rinktis savo ritmų. Tai mintis yra tokia, gebėti keisti raumenų kontrakcijos dažnį, tonusą ir kūno poziciją erdvėje reiškia gebėti keisti savo būseną. Čia yra visokiausių mokslinių tyrimų, kurie daugiau mažiau linksta link tų įžvalgų, kad štai skirtingas tonusas lemia mūsų būseną kitų būdų, bet mes turime kai ką žymiai fundamentalesnio ir svarbesnio savo kultūroje. Tai yra šokis. Šokis yra 10 000 metų socialinė ekspresijos, komunikacijos ir terapijos tradicija. Šokis yra kultūriškas. Šokis per amžius žmogui buvo būdas susidoroti, susitvarkyti su gyvenime jam kylančiais iššūkiais, su bendruomenė kylančiais iššūkiais. Per šokį žmonės mokėsi medžioti, mokėsi kovoti, mokėsi komunikuoti su Dievu, mokėsi susirasti antrąją pusę, mokėsi švęsti, mokėsi gedėti. Visa tai buvo daroma per kūno ekspresijas ir išraiškas. Kodėl aš apie tai kalbu? Štai mes kartu su Jekaterina išsileidami tokį žygį, panašiai kaip Prometėjas norėjo žmonėje atnešti ugnį, mes norėjome žmonėje atnešti šokį. Ir mes išėjome su tokia mintimi, kad kiekvienas žmogus gali šokti. Šokti yra paprasčiau, nei mes kartais įsivaizduojam. Tai ne žingsneliai, ne manieros, yra kur kažkas žymiai fundamentalesnio. Mes darėme tyrimą, žvelgėm į įvairiausias šokių kultūras, kol galiausiai sukūrėm tai, ką vadiname Dance for Life. Šok, kad galėtum lengvai gyventi, kad tavo gyvenimas taptų ritmingu šokiu. Ką mes atradome? Tuo aš noriu pasidalinti ir tuo aš po truputėlį artėsiu link šio pranešimo pabaigos. Mes atradome 5 pamatinius judesius, 5 pamatinės kokybės, kurios eina per visus šokių stilius, per visas kultūras. Tos kokybės yra shake, nusikratymas, mes ką tik pabandėm. Pump, tai yra pumpavimas, širdis pumpuoja, plaučiai pumpuoja,
raumens kontrakcija, taip, tai ir kojos, ir rankos. Swing, švytuoklė, tai yra judesys, kurį mes iš esmės atliekame, kai vaikštome, kai metame. Taip, kažkas su paleidimu. Tai yra forma. Štai jūs sėdite, jūs esate tam tikroj formai. Pavargstate, pakeičiate sėdėjimą į kitą formą. Atsistosite, kalbėsite su kolega, būsit kitoj formai. Mes nuolat judam tarp formų. Tas pats yra šokyje. Ir bangavimas. Artima vandeniui kokybė. Takumas. Taip, tai irgi yra. Taigi mūsų atradimai, kad 5 pamatinės šokio kokybės, šokio formos yra ir 5 pagrindiniai kasdieniai judesiai. Nusikratymas, raumenų kontrakcija, pumpavimas kiekvieną kartą, kai ištiesiu ranką kažką paimti, kiekvieną kartą, kai susilenkia kojos, kiekvieną kartą, kai giliai įkvepiu ir iškvepiu, vyksta pumpavimas, kiekvieną kartą, kai mano rankos moja ir tai yra švytuoklė, kiekvieną kartą, kai sustingstu vienoje arba kitoje formoje, mano kūnas įgauna tam tikrą būseną. Ir štai bangavimas yra tie klijai, kurie jungia judesį vieną su kitu. Tai yra tai, kas leidžia man žingsniuoti, judėti nuo vienos formos į kitą, takiai neužstringant, neįstempiant per daug. Kiekviena iš šių pamatinių formų savaip lemia mūsų nuotaiką, savaip lemia mūsų būseną. Deja, mūsų laikas baigėsi, mes nespėjame išpraktikuoti ir to pabandyti. Bet aš jūs kviečiu susirasti Dance for Life, ten viskas yra praktiškai išskleista, parodyta, jūs galite tai padaryti namuose. Ir paskutinė mano mintis, štai ISM vadybos ir ekonomikos universitete mes kartu su Jekaterina ir kolegomis vedėme įkūnytos lyderystės kursą, kur kvietėme lyderius atrasti savo kūno potencialą, savo sprendimų priėmime, savo santykių mezgime, savo komunikacijoje ir štai savireguliacijoje. Kiekviena iš tų savybių buvo savotiškai studentų, dalyvių aprašyta, kokius pojūčius išprovokavo, kokias būsenas sugebėjo pakeisti. Jeigu man reikia neutralumo, aš pritaikau shake. Jeigu man reikia galios, pokyčio, ritmiškumo, pasirengimo, aš pritaikau pump. Ta aš padariau prieš ateidamas į šią sceną. Jeigu man reikia paleisti, aš iš tikrųjų paleidžiu savo rankas į žemę, atiduodu gravitaciją ir aš jaučiu, kaip visi vargai nukrenta ir aš tampu laisvesnis. Jeigu aš noriu tikslumo, aiškumo, kryptingumo, aš praktikuoju kūno formas. Aš suprantu, kad aš galiu priimti tam tikrą formą ir ją išlaikyti. Na ir galiausiai, jeigu man trūksta takumo, flow, aš galiu tai pajausti per savo kūną. Ačiū Jums už dėmesį ir aš noriu pasakyti, kad kūnas gali būti Jūsų galios šaltiniu. Ačiū.